Mižniui atėjo laikas susipažinti su puponu, kitaip sakant, rubeliu, kuriais rengiami žirgai. Dabar matome, kaip jisai jo nebijo ir bando žūtbūt nuo jo pabėgti. Puponą keliu kuo aukščiau, kad jam atrodytų jisai kuo baisesnis. Kai žirgas pradeda bėgti ir bandyti ištrūkti, man svarbiausia jį yra išlaikyti ir neleisti jo galvai nusisukti. Kai jisai nurimsta, tada aš tą puponą nuleidžiu žemyn, kitaip tariant, nuimu spaudimą. Tada vėl kartoju tos pačius veiksmus, pakeliu puponą aukštyn, nuleidžiu žemyn. Svarbiausia, kad žirgas išliktų ramus. Kai matau, kad žirgas ramiai pradeda reaguoti į mano puponą, pereinu prie kitų veiksmų. Tai jį mėtau į viršų, nueidinėju nuo jo, prieidinėju prie jo, duodu jam pauostyti, bandau paglostyti petį. Jeigu žirgas traukiasi, einu tol, kol jisai sustos. Kai jisai sustoja, aš atsitraukiu. Dabar matome, užmečiau ant jo puponą ir neleidžiu jam prisiartinti vien tik tam, kad jeigu puponas kristų, jisai gali šokti į priekį. Tam, kad manęs nesužeistų, man reikalingas atstumas. Užmestą puponą vis pataisau, tai iš vienos, tai iš kitos pusės. Labai svarbu yra dirbti iš abiejų pusių. Tai yra, ką padarai vienoj pusėje, tą patį turi padaryti ir kitoj pusėje. Kaip matome, praėjus kokiai 15 minučių, žirgas į puponą jau nebereaguoja taip tragiškai, jam jis jau nėra baisus. Vis jam duodu jį pauostyti ir tai iš kairės, tai iš dešinės pusės užmetu jį ant nugaros. Kaip matom, žirgas visiškai nereaguoja, neatsitraukinėja, tai reiškia pamoką išmoko. Dabar aš žirgą atpalaiduoju, pamasažuoju visą laiką prie akių ir nuleidžiu jo galvą. Kai žirgas nuleidžia galvą, jam į smegenis subėga kraujas, žirgas lengviau atsipalaiduoja. Vėl atsikeliu, pasiemu puponą iš abiejų pusių, bandau paplevesuot, taip sutrikdyti žirgą, kaip matom reakcija jo gera.